Idmar – plokštiniai plieno radiatoriai. Manoma, kad centrinio šildymo sistemą sugalvojo romėnai. Pirmasis šildymo įrenginys buvo sumontuotas Sankt Peterburge 1855 metais, o dabar beveik kiekvienoje gyvenamojoje patalpoje yra kokio nors tipo radiatorius. Mes nusprendėme nuvykti į Lenkijos Krosno miestelį esantį netoli Poznanės, kuriame veikia gamybinė įmonė Idmar, ir pažiūrėti, kaip gaminami pastaruoju metu populiariausi plieniniai plokštiniai radiatoriai. Pirmiausia, gamybai paruošiami plieniniai ruošiniai. Radiatoriams gaminti naudojama šaltam štampavimui skirta 1,25 mm storio skarda, kuri formuojama 600 tonų jėgos presu 60 smūgių per minutę greičiu. Vieną radiatorių sudaro 4 plieninių ruošinių sienelės. Ruošinių sienelės vandens tekėjimo kanalų forma turi įtako šildymo galingumui. Šildymo galingumas matuojamas vatais nulemia, kiek šilumos atiduodama patalpai, kurioje radiatorius yra sumontuotas. Kitas presas formuoja konvektorių, vieną svarbiausių plieninio plokštinio radiatoriaus elementų, lemiantį radiatoriaus šildymo galingumą. Konvektorius yra gaminamas iš plieninės šaltam štampavimui skirtos 0,5 mm storio skardos. Konvektorius formuojamas hidrauliniu presu, kuris smūgiuoja 30 smūgių per minutę greičiu. Šiuo presu konvektoriui suteikiama armonikos forma. Kuo daugiau suformuota armonikos lankstų, tuo daugiau jų telpa ant radiatoriaus sienelių. Tai padidina šilumos atidavimą ir radiatoriaus galingumą. Kitoje gamyklos vietoje ruošiamos radiatoriaus šoninės dekoratyvinės apsaugos plokštelės ir perforuotos viršaus apsaugos plokštelės. Pastarosios praleidžiamos pro ritinėlių sistemą, kuri sulygina ir apdailina plokštelių kraštus. Nuo presų plieninių plokštinių radiatorių ruošiniai perkeliami į gamybinės linijos suvirinimo barą. Primename, kad viena radiatoriaus sienelė susideda iš 2 plieninių ruošinių. Norint suformuoti radiatoriaus sienelę, ruošiniai turi būti suvirinami. Prieš juos suvirindami darbininkai plieninių sienelių ruošinių galuose pritvirtina įvores, kurios užtikrina vandens šildomojo veiksnio cirkuliaciją per visą radiatoriaus sienelę. 2 plieninių ruošinių sujungimo procesas atliekamas taškinio suvirinimo aparatu, galinčių vienu metu suvirinti keletą taškų. Suvirinimo siūlių skaičius ir suvirinimo laikas parenkamas taip, kad sujungimas būtų atsparus spaudimui. Kitame etape iš ruošinių suvirinta radiatoriaus sienelė sujungiama su konvektoriumi. Sujungimas taip pat atliekamas taškinio suvirinimo aparatu, todėl yra labai tvirtas. Kaip ir visuose ankstesniuose radiatoriaus gamybos etapuose, taip ir šiame suvirinimo etape darbo kokybė yra griežtai kontroliuojama. Nuolatinė priežiūra leidžia radiatoriaus sienelę patikimai ir tvirtai sujungti su konvektoriumi, o tai užtikrina maksimalų šilumos gavimą. Siekiant užtikrinti radiatoriaus sandarumą, radiatoriaus sienelių kraštai tvirtai suvirinami linijinio suvirinimo aparatu 1200 laipsnių temperatūroje. Pirmiausia, suvirinami radiatoriaus sienelės ilgieji išilginiai kraštai sienelės viršuje ir apačioje, po to trumpieji vertikalų sienelės kraštai. Suvirinimo metu susidarę šlakas pašalinamas metaliniais šepečiais. Sujungę radiatoriaus sienelę su konvektoriumi ir suvirinę sienelės kraštus jau turime pagamintą pagrindinę radiatoriaus dalį, pagal kurią parenkami ir montuojami reikiamo tipo radiatoriai. Plieninio plokštinio radiatoriaus dalis galima pasirinkti ir sujungti priklausomai nuo numatomo surinkti radiatoriaus tipo – 1, 2 ar 3 sienelių. Mūsų matomas gaminamas radiatorius bus 2 sienelių su šoniniu prijungimu. Jis žymimas C22.
Tai pats populiariausias patalpoms šildyti skirto plieninio plokštinio radiatoriaus tipas. Gaminant tokio tipo radiatorius labai svarbus gamybinio ciklo etapas – tinkamas dviejų radiatoriaus sienelių sujungimas. Atliekant sujungimą, viena radiatoriaus sienelė automatiškai pasukama 180 laipsnių ir uždedama ant kitos. Sujungimo etape svarbu sienelių pozicionavimo tikslumas. Sienelėms sujungti naudojami sujungėjai. Viršutinis ir apatinis sienelių sujungėjai paduodami automatiniu manipuliatoriumi. Sienelių jungimas sujungėjams turi būti labai tikslus, nes tai užtikrina reikiamą vandens tekėjimą visame radiatoriuje ir tinkamą radiatoriaus prijungimą prie šildymo sistemos. Radiatoriams sienelėms sujungti naudojama 40 000 amperų elektros srovė. Kitas gamybinio proceso etapas – ant radiatoriaus pritvirtinamos montavimo detalės. Automatinis daviklis uždeda ant radiatoriaus prikabinamas detales, kuriomis radiatorius tvirtinamas ant sienos. Tam tikri įrenginiai nustato radiatoriaus ilgį ir nusprendžia, kiek pakabinimo elementų reikia, kad sumontuotas radiatorius būtų patikimai pritvirtintas. Po to radiatoriai transportuojami į patikrinimo vietą, kur tikrinamas jų atsparumas ir siūlių sandarumas. Radiatoriai pripildomi suspausto oro ir panardinami į specialaus tirpalo vonią. Sandarumo testas trunka apie 30 sekundžių ir yra atliekamas visiems be išimties radiatoriams. Prieš dažymą visi radiatoriai patenka į tunelį, kuriame chemiškai apdorojami. Pirmiausia atliekamas nuriebinimas, kad neliktų nešvarumų. Visos cheminės medžiagos šalinamos radiatorius plaunant stipria vandens srove. Vėliau radiatoriai apipurškiami nanokeramika, specialia danga, puikiai apsaugančia nuo korozijos. Radiatoriams pabuvojus džiovinimo tunelyje, nanokeraminė danga tampa tokia tvirta, kad ją pašalinti galima tik smėlio srovės aparatu. Toks radiatorių paruošimas užtikrina, kad po to jie bus tolygiai ir kokybiškai nudažyti. Specialių transporterių gaminiai perkeliami į dažymo kabiną. Čia radiatoriai dažomi standartinė balta spalva. Specialūs automatiniai pistoletai išpurškia miltelinius purškiamuosius dažus. Verta pabrėžti, kad didžiausias padengimo storis siekia 120 mikronų. Tokiu būdu dažant nereikia specialaus tirpiklio, tad tai yra gerokai ekologiškesnis būdas. Iš dažymo kabinos išimti radiatoriai jau būna padengti dažais, kurie pagal konsistenciją primena plėvelę. Dabar jie keliauja į krosnį, kur esant 200 laipsnių temperatūrai danga poliarizuojasi, sukietėja. Siekiant reikiamo efekto, krosnyje visą laiką palaikoma vienoda temperatūra. Dažais padengti radiatoriai praeina pro spausdintuvą, kuris sužymi kiekvieną detalę ir gaminio informaciją. Galima maksimalų spaudimą, vandens temperatūrą, kokybės sertifikato numerį. Galiausiai radiatoriai patenka į galutinio surinkimo barą. Čia jie nuimami nuo transporterio ir sukomplektuojami su reikiamais priedais. Kiekvienas radiatorius nuo pažeidimų apsaugomas kartonu, uždedami plastikiniai kampeliai. Radiatoriai suvyniojami į terminę plėvelę ir sukraunami ant medinių padėklų. Galutinėme etape radiatoriai pervežami į gaminių sandėlį, kur išskirstomi pagal užsakymus.
Vėliau jie iškeliauja į mūsų namus ir šaltuoju metų laiku džiugina šiluma, suteikia namams malonaus jaukumo.